Labadiena, šiandien mūsų tinklalaidėje skirtoje profesinio mokymo ir socialinės įtraukties problematikai kalbame su dr. Ilona Gedminienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro atstovę ir prašysime jūs matyti mūsų pokalbį, gal pradėti nuo to, kad kas gero tam jūsų centre, kuo jis yra sėkmingas ir kitas aspektas, kad jūs ne tik tai centre darbuojatės, bet ir turite akademinę patirtį, tyrinėti profesinio mokymo sistemą, tai matyti truputėlį ir apie save. Taip, laba diena. Daug visko susakėte iš karto. Tai dabar pirmiausia turbūt prie tos pagrindinės veiklos, tai Radviliškio technologijų verslo mokymo centro. Dirbu ten specialiąją pedagogę, dirbu jau 6 metus. Ir šitoje įstaigoje tas mano indėlis ir darbas mane tiesiog pačią džiugina ir atveria labai didelius kelius iš tikrųjų, nes yra labai ilga patirtis dirbant su mokiniais, kurie turi specialių ugdymosi poreikių. Tikrai tos patirtis atkeliavo ir mes išmokę esam labai daug iš Vokietijos šalies. Tai tos patirtis ir įsigalėjo ir taip pat keičiasi laikui bėgant, bet taip pat dirbam ir su kitom profesiniam programom. Tai profesijos mūsų mokykloje mokosi šiuo metu net 137 mokiniai turintys specialių ugdymosi poreikių. Gal daugiausia Lietuvoje? Nežinot? Kaip sakėte? Gal daugiausia Lietuvoje? Daugiausiai tai Lietuvoje. Pagal specialių mokymų. Taip, mes didžiausias. Jūs didžiausias. Kaip didžiausia ugdymo įstaiga, kurie turi profesijos rengime specialių ugdymosi poreikių mokinių. Ir kurie jau konkrečiai eina į profesinės programas, ne tik, kad tam bendrai ugdymo dalykai yra įrengiami. O jūsų akademiniai interesai? Mano akademiniai interesai prasidėjo yra nuo 2013 metų ir vykdau tyrimus, mokslinius darbus, taip pat ir apgyniau disertaciją socialinių mokslų edukologijoje, būtent apie mokinių turinčių intelekto sutrikimą, profesinį rengimą ir fizinius darbinius gebėjimus. Gal nuo tokio bendresnio dar vis tik klausimo, kaip jums atrodo, ar Lietuvoje jauniems žmonėms, kurie turi vienokią ar kitokią negalią, ar jiems profesinis mokymas yra lengvai prieinamas, ar yra vis tik tai kliučių? Taip, šitos dalykus... Kaip ir kita vertus, europiniam kontekste, jeigu pasižiūrėt, tai Lietuva čia atrodo prie tų geresnių šalių ar prie kažkokių blogesnių, nežinau. Mes negalim sakyti, kad esame bloga šalis. Mes toje įtrauktyje iš tikrųjų gyvenam labai nedaug. Tų metų, iš tikrųjų, tas 30-35 metai, kurie tikrai neduoda labai didelių rezultatų, bet tempai, kuriais mes judam, iš tikrųjų yra labai greiti. Labai daug norim padaryti ir pasiekti, bet kartais ir nematom problemų kylančių. Ir tas mokinių, ypatingai turinčių specialių ugdymosi poreikių, atitruktis yra nuo bendrojo ugdymo į profesinį mokymą. Labai dažnai yra pamirštama ta vieta ir iš tikrųjų pabėgam. Ir tada susidaro tos visos kliūtis ir problemos, kurias reikia spręsti. Ir problemos visų pirmiausiai prieinamumo, dėl programų pasiūlų, dėl pačios programos struktūros ir įgyvendinimo, dėl tam tikrų finansinių problemų, kurios kyla labai ir iš vienos ir iš kitos pusės, ir įvykę pokyčiai, kai yra specialių ugdymosi poreikių mokiniams buvo panaikintas maitinimas ir sakykime, finansavimas maitinimui. Ir gyvenimų tų išlaidų dengimui ir yra ten, aišku, kiti principai, remiamasi būtent lygiomis teisėmis, bet vėlgi tos lygios teisės padarė tam tikrų problemų, kai jau mokinys nenori mokytis, nes jis praranda tam tikras galimybės, šeima praranda pašalpos tam tikras ir nebegali, nes profesinis mokymas nėra tai, kad galima gauti toliau socialinę pašalpą. Tai vien tai juos žlugdo ir atitolina nuo profesinio mokymo. Tas pasiryžimas mokytis jiems, žinant, kokių būtent finansinių galimybių šeimos ateina, arba net iš globos įstaigų, taigi labai daug yra mokinių, tai jiems tai yra didelis iššūkis, kai reikia savarankiškai ir atvykti, ir mokytis, ir išsimaitinti, ir vis tiek tam ir tam tikros išlaidos yra didesnės. Tai jūs čia palydėt, matot, vieną iš aspektų, kuris čia iliustruotų to profesinio mokymo neprieinamumą ir atrodo tokie paprasti dalykai,
atvykimo išlaidos, maitinimas, turbūt apgyvendinimas iš dalies, jos tą patrauklumą tikrai mažina. Ir jeigu mes matom, kad politika tos negalios srityje tarsi turėtų būti, kad kompensuoti bent kiek, pašalpos, visokie palengvinimai, padėjėjai, lankstesnės programos, nežinau, bilieto išlaidų kažkoks kompensavimas, tai padeda tiem žmonėm jaustis geriau, nes akivaizdu, kad jeigu ta negalia ypatingai yra prigimtinė, tai žmogus negali jos pakeisti, jis nepasirinko tos negalios ir aišku, tas sveikoji visuomenės dalis matyti turėtų jam padėti. Tai šitie dalykai, kur jūs minit, matyti yra iš tiesų taisytini, bet jeigu dar truputėlį panagrinėti tokį aspektą kaip programos ir jų pasiūla, matyt, ta pasiūla nėra labai didelė, kaip jūs vertintumėt, ir tos pačius programų pobūdis, ar jis tikrai atitinka tų neįgaliųjų interesus, ar leidžia jiem rinktis, ar nėra čia kažkokios diskriminacijos elemento, kad jeigu tu neturi specialių poreikių, tavo pasirinkimo spektras programų yra žymiai didesnis, o jeigu jau tu kaip ir turi, tai tada tavo susiaurėja pasirinkimo galimybė. Ar čia klystu? Taip, yra ta viena sritis, tai jeigu mes neįgyjam, ar ne mokinys neįgyjo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo išsilavinimo. Čia tuo atveju, kai jis neįgyja, jis tada jam yra rekomenduojama mokytis pagal atitinkamas programas ir socialinių įgūdžių programoje. Ir tada tų programų kiekis yra labai ribotas, tai yra antros kvalifikacijos programos ir jos iš tikrųjų yra labai tokios darbininkiškos ir kartais net neatliepiančios fizinio pasirengimo, vien žiūrint iš kūno pozicijų, ar ne, ir labai dažnai tos nėra didelės pasirinkimo, tada renkiesi, ką tu gali. Bet vėlgi, tai yra padaryta dėl tam tikrų priežasčių, nes dažniausiai tai yra asmenys, kurie turi intelekto sutrikimą, kurie mokėsi pagal individualizuotas programas. Ir iš tikrųjų jų skaičius yra didelis, tai jeigu mokyklos, ten pasižiūrėtume bendruoju mastu, tai būtų apie 50%, ar ne, tai yra būtent su intelekto sutrikimu iš negalių grupės, kurie mokosi, ar ne, vien. Tiek. Tai ir kai pažiūrim statistiką, tikrai būna ten, ar ne, kad pagrindiniam ugdyme labai daug mokinių, o specialių ugdymosi poreikio viduriniam ugdyme jie dingo kažkur. Ir niekam neįdomu, kur jie dingo. Dažniausiai... Bet profesiniam tai jau tas dingimas yra turbūt, jau nežinau. Taip, bet jie ateina 90%. Į profesinį mokymą, jie visi ateina, būtent tie asmenys. Ir pas mus daugiausiai mokinių, kurie mokosi, yra su kompleksinėm ir intelekto sutrikimais. Bet jeigu tu mokysi pagal pritaikytą programą, jeigu tu įgyji, nes tada tu gali įgyti ir pagrindinį išsilavinimą, ir vidurinį išsilavinimą, tu gali rinktis iš visų prieinamų tau pasiūlos, nes tu turi tinkamą išsilavinimą. Bet jeigu tu turi tik tai pasiekimų pažymėjimą, tai yra jau iš karto nuspręstas tau kelias ir jau kaip ir matoma, kad tu gali mokytis pagal atitinkamas programas, tik tos, ir kad tu negali kitur patekti, nes tai yra tik pasiekimų pažymėjimas. Bet ar, tai ką mes čia pavadinom darbininkiškom profesijom, kitaip sakant, profesijos, kurios reikalauja ir tokio fizinio, matyti didesnio pasirengimo, tai ar jums atrodo, kad tų programų pasiūlą reikėtų padidinti, kaip nors, kad tie, kurie tas turi negalės čia minėtas, galėtų ir kitų pasirinkimų turėti? Visų pirmiausia, aš manau, galima didinti programų skaičių. Ar tai padidintų prieinamumą? Nemanau, iš tikrųjų. Nemanau. Nes yra labai daug kitų problemų. Tai yra ir motyvacijos, ir sakykime, pagalba švietimo teikime, nes profesinė mokyme tikrai jūs, nežinau, kiek mokyklų gali visiškai užtikrinti švietimo pagalbos specialistų komandą. Nėra visiškai sistemos kažkokios vertinime ir pasirengime, ar tu tinkamas profesijai, netinkamas profesijai. Ir dabar kaip tik įgyvendinom vieną tyrimą su suaugusiais autistiškais žmonėmis, ar ne, klausime jų nuomonės apie jų įsidarbinimo galimybės, ar ne, kur jie mokėsi profesijos. Tai jie ir išsakė tas pozicijas, kad mes negalėjome atklysti niekada savo stipriųjų pusių. Ir tada tu pateikti darbo rinką, kur tu gali nukeliauti. Tu negali, jie eina į darbo pokalbį 5-10 kartų ir juos vis dar tavį pašalina, nes jie nemoka net savęs pristatyti. Tų elementarių dalykų mes turėtumėm daugiau turbūt įdėti. O profesijos pasirinkimas, vėlgi, mes negalim pridaryti programų bet kiek, mano manimu. Nes vis tiek jų tada kokybė nublanksta, ar ne? Reikia keletos tų programų kokybiškų, kurios tikrai paruošia tuos atitinkamai atrinktus, ar ne, kad tu pasirinkai tą ir tu galėsi dirbti tą, nes tikrai ateina visiškai
neapsisprendė. Renkasi dėl to, kad tai yra labiau vyriška arba labiau moteriška, ar ne, profesija. Pagrindinės dominuojančios yra dažytojai tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, padėjėjai, ar ne. Taip pat dominuojančios yra virėjo, floristo padėjėjo, bet ten dabar vėlgi buvo tam tikrų pokyčių dėl dailidės, medžio apdirbimo ir dailidės padėjėjas ant panašiai. Tai tikrai tos situacijos neišspręs, kad mes padarysim labai daug. Reikia pačios kokybės ir to ugdymo gerinimo, turbūt pradėti nuo to, pačio profesinio mokymo parengimo. Čia yra didžiausias klausimas. Tai iš to, ką jūs sakot, tai kas galėtų dabar padidinti prieinamumą? Tai tas programų kiekio didinimas, jūs sakot, gal nepadidintų labai, bet aš sakyčiau, gal reikėtų kažkaip nukeliauti nuo tų tokių specifiškai darbininkiškų profesijų link tokių, kur nereikalautų tiek tos fizinės jėgos. Medijų, operatoriai, mes čia minim vis. Taigi, vėl gal būtų galima ten įvairiai paplanuoti, iš tikrųjų, kartais gal pakanka kažkokių modulių, tik tai išklausimai, ar ne? Nes pačios programos visos vis tiek turi atitikti tam tikrus profesinius standartus. Tai yra vis tiek bendri susitarimai. Tu turi įgyti kvalifikaciją, ar ne, atitikti tam tikrus reikalavimus. Bet jeigu žmogus turintis specialių poreikių yra gabus kažkurioje srityje, kažkuriame ar ne vienoje srityje, tai kitos šalis tą ir daro, net tu išmoksti kažkurį vieną labai tau artimą, ar ne, ten, kur tu esi gabus, tavo stiprioji pusė, ir tu darbinėje aplinkoje gali vykdyti tą vieną programą, kurią tu išmokęs esi įvaldęs ir dirbti toje srityje, ar ne, tai mes dabar labai tokie norus paruošti, kad būtų labai toks įvairialypis žmogus, kuris viską gali padaryti, ar ne, darbo vietoje. Bet kai mes per daug užsibrėžiame ir ypatingai specialiuosius ugdymosi poreikius žiūrint tuos asmenis, tai jiems tai yra labai didelis iššūkis. Bet Lietuvoje pagal dabartinės teisės aktus tai negalima modulio pabaigti vieno? Galima modulį pabaigti. Galima pabaigti. Bet tada tu neįgini profesinės tos kvalifikacijos. Tu turi tik tai išklausęs būni modulį, kurį tau ateityje ten užskaitom ir panašiai. Bet aš įsivaizduoju, jeigu ateina vaikas, kuris turi tik tai tą pasiekimų pažymėjimą po bendro lavinimo, tai jisai gali tik tai pabaigti kažkokį modulį, ar ne? Taip, jis gali tiesiog, bet dabar nėra taip praktikoje realiai, mes to neįgyveninam. Dabar tie moduliai yra siūlomi gimnazistam, kurie, būdami gimnazistais, besimokydami mokyklai tą daro, bet tai yra neatsižvelgiam, ar tai... Jos, tais poreikis šiandien. Nes su poreikis dažniausiai taip 10 klasių, tu baigiai, tu išeini profesinį mokymą. Ir viskas. Ir ten renkiesi pagal tai, kokį tu turi išsilavinimą. Tai, jeigu tai plačiau žiūrėti, kokia yra profesinio mokymo misija, ar tas profesinio mokymo institucijos kaip toks socialinės globos, socialinės įtraukties institucija, ar tai yra tik tai tokia specifinė kažkokios siauros profesijos įgyjimo institucija, kokia tokia misija tos profesinio mokymo čia labiau tiktų tiem negalę turintiem asmenim, kaip jūs manot, ar turėtume mes, arba kitaip sakant, aš įsivaizduoju šeimų perspektyvos, kaip baigė vaikas 10 klasių, tai kurį dabar dėt čia klausia. Tai profesinį mokymą, tai kiek jis gali būti profesinį mokymą? Kokius 4-5 metus priklausomai nuo turimo išsilavinimo. Nuo išsilavinimo, ar ne? Ir po to, kas bus su to moduliu ar kažkuo. Ne, dabar tai pagrindiniai yra programos, vis tiek mokosi pagal profesinės programas. Tai jeigu jis nesugebės pabaigti tos programos. Taip, nes egzamino tvarka jis turės vis tiek išsilaikyti egzaminus ir atlikti praktiką ir išlaikyti egzaminus ir tiek teorinė, tiek praktinė dalį. Tai nubyrėjimas didelis, tai yra šiaip profesiniam bendrai, ar jūsų? Kaip čia pažiūrėjus? Pasižiūrės, tikrai sakyčiau, kad nėra didelis nubyrėjimas. Nėra didelis nubyrėjimas, bet jeigu mes žiūrim į pačio asmens situaciją, kas vyksta, tai jie dažniausiai neįsidarbina ir jeigu turi galimybę grįžti atgal mokytis kitos profesijos arba testinę. Nes jie turi galimybę mokytis 2 kartus profesijos ir 1 kartą testinę. Tai vienas kartas... 3 kartai gaunasi, nes... Tai po kiek metų tie 3 išėjai? Pirmas kartas, jeigu nori mokytis, esi be socialinių įgūdžių programos, nesibaigė socialinių įgūdžių programos, kas
galėtumėm taip įvardinti kaip prilyginama 12 klasės pasiekimų pažymėjimas, ar nebūtų, bet nebe vidurinio čia, ar ne, nes taip pagal amžių būtų ir tą mokymosi laikotarpį. Ir apie ką socialinių įgūdžių programa kalba, tai tada mokosi kartu socialinių įgūdžių programai ir profesijos. Antrą kartą, kai ateini, mokosi tik profesijos, jau trumpėja laikas, nes pirmi metai būna 3 metai, paskui 2 metai ir 1 metai. Tai viso gaunasi 3 metai. 6 metai. 6 metai, jeigu tai bendrai sudės. Jeigu atėjo iš karto, baigęs 10 klasių, be socialinių įgūdžių programos mokinys. Bet dabar bendro ugdymo mokyklos siekia, kad socialinių įgūdžių programos mokytųsi mokinys toliau jų mokykloje, nes kad išlaikyti skaičių, tuomet jau atėjus į profesinį mokymą, tau lieka tik tai kaip mokiniui tik 3 metai. Gal tada dar jūs plačiau paaiškintumėt, kas yra ta socialinių įgūdžių programa, ar tai yra kažkokia apibrėžta turiniu ir kažkokiais gebėjimų, ūkdymų, kažkoks. Taip, dabar tas turinys yra labiau apibrėžtas. Jis yra apčiuopiama, yra toks dokumentas socialinių įgūdžių programa. Taip. Ir dabar yra atnaujintas ir įsigalioja jau nuo rugsėjo pradžios. Tas naujas dokumentas, jis yra truputėlį išsamesnis ir labiau apibūdinantis, kas tai yra ir koks tam turinys turi būti. Bet tai yra socialinių įgūdžių programa, yra skirta visiems, kurie mokėsi pagal individualizuotas programas. Pavyzdžiui, tai kas tai įgūdžiai socialiniai? Skaitmeninis raštingumas ar ne, matematinis raštingumas, čia socialiniai įgūdžiai. Tokie baziniai dalykai, ko... Tarsi mes sakytume, ko tau trūko mokykloje, ar ne? Ne tai, ko trūko. Tai prilyginama 11-12 klasį. Realiai tai prilyginama 11-12 klasį. Jeigu tu tiesi. Bet tai nėra chemijos kokios nors. Ne, jau tokių dalykų nėra. Ten yra tos chemijos nebelieka, bet lieka technologijos kažkokios. Ir ten jau tokia laisvė truputėlį pagal įstaigos turimus išteklius, ar ne? Toks truputį tokios laisvės yra. Kaip gali. Ir ten jau yra tokios veiklos labiau, ar ne? Kurios moduliai, kurie susiję yra su to. Ir socialinių įgūdžių programa baigėsi ne kažkokiais pažymiais, bet baigėsi tiesiog... Įskaitom. Skaitytam? 6 metai. O dabar, ką mes čia turbūt tose diskusijose vis akcentuojam, kad darbininkiškom profesijom reikia geresnių fizinių gebėjimų, tai kaip tie fiziniai gebėjimai ugdomi profesinė mokyme, ar tie pakankamai ugdomi, ar yra tam laiko toj programų struktūroje, ar čia kažką būtų galima patobulinti? Deja, šiuo metu tai nėra į tai atsižvelgiama. Todėl ir kai ir mokslinį darbą rašiau, iš tikrųjų jisai apima daugiau sričių ir jis yra toks tarpdisciplininis, labiau sieja ir ugdymą, ir tos biomedicinos dalykus šiek tiek apie patį kūną. Tai ir vertinimai, ar ne, kurie buvo taikomi, tai buvo taikomi su objektyviu vertinimu, su tam tikra diagnostinė įranga. Ir mes tokių realiai netliekam vertinimų, įsivertinimų ir pastebėjimų, o pačiame ugdyme lieka tik tai fizinis ugdymas, kuris iš tikrųjų, kaip ir visose mokyklose, net yra fizinis ugdymas, yra bendras, aišku, atsižvelgia kažkiek į kiekvieną mokinį, nes tai tikrai privalu. Bet mes neugdom tų tikrųjų fizinių darbinių gebėjimų, kaip kėlimas, nešimas, ar net, sakykime, atitinkamą atstumą, pasisukimas, dirbti ten 8 valandom pasiruošti reikia, ar ne, sakykime, pilnai darbo dienai, tai reikia tikrai pasirengimo. Pavyzdžiui, dažytojo tinkuotojo profesija yra vidutinio sunkumo darbas. Prilyginamas jis yra pagal Europos standartus. Ir tam pasirengimui tikrai, per mano tyrimą, kaip išaiškėjo, ar ne, tai buvo tikrai labai toks žemas lygis, mes dirbom 3 mėnesius ir ugdėm ir fizinius gebėjimus, ir vykdomasias funkcijas, sakykime, kurios atsakingos už tam tikrą atsakomybę atlikti darbą. Tai mes labai daug pasiekėm, bet tai buvo tikslingas darbas, buvo papildomas darbas. Ir tu turi turėti specialistų, kas tai dirba, nes tai turi dirbti kineziterapeutai, atitinkamai pasirengę, nes tai yra tam tikrų funkcijų laimės, rankos ar ne, ar ten kėlimas, nešimas taisyklingas. Būtent tai yra atitinkamai parenkami pratimai, tai nėra bendrieji pratimai, ar ne? Taip, jie prisideda bendrieji pratimai. Bet kai mes, pavyzdžiui, lavinam tam tikras žmogaus funkcijas, ar ne, ko jis negali padaryti, nes mes labai dažnai sakom, kad intelekto sutrikimas ir viskas, ar ne, bet vis dėlto tai atsiliepia ir kūnui. Kūnas yra silpnesnis, greičiau pavargstam, didesnis nuovargis, stresas, įtampa.
Todėl ir kyla tos neigiamos reakcijos, jų pasipriešinimas ir darbdaviai nenori niekada tokių žmonių. Jiem tai yra iššūkis. Tai jeigu mes netinkamai jau ruošiame, jie gali būti puikūs darbininkai, bet jiem reikia sudaryti sąlygas tinkamas ir juos pačius paruošti, kad jie privalės tą padaryti, ar ne, kad jeigu nori turėti darbą. Tu turi išmokti tam tikrų dalykų. Aišku, čia iškyla toksai bendresnis klausimas, kaip visa ta politika kūno kultūros srityje, kas jie įgyvendina ir kokie jos tikslai, ar jinai yra skirta, kam valstybė Lietuvos išleidžia savo pinigus skirtų sportui, išleidžia jas tik tai mažam procentui profesionalaus sporto, ar jinai išleidžia masiniam sportui, ar jinai išleidžia tokių, kad ir profesinio mokymo srityje, kūno kultūros dalykų tobulinimui, sakykime taip. Čia daug yra tokių bendresnių klausimų, kiek tą, ką jūs minit, kad vis tiek turėtų būti ypatingai asmenims su negalia, matyti kažkokios individualizuotos kūno kultūros programos, apimančios tiek tos bendro fizinio pasirengimo pratimus, tiek specifinius kažkokius pratimus susijusius, matyti, su profesija, tiek galbūt, ką jūs minit, kineziterapeutų darbas susijęs su kažkokios ten dispraksijos problemų sprendimu ir visą tą visumą duotų postumį kokybei to. Kitaip sakant, lengviau būtų jiem atlikti tuos darbus, kurių jie negali atlikti dėl nepakankamo fizinio pasirinkimo ir intelekto sutrikimai, kurie gali būti tokie, įvairūs, sakykime, nebūtinai visi tuo atveju, visų tų vaikų, jie visi vienodai, galbūt vienam trūksta vieno, kitam kito, tai tas individualizuotas požiūris čia truputėlį pagerintų, man atrodo, situaciją. Čia kalbant apie tai, ką reikėtų, matyti, patobulinti. Ir mes tą aptarėm, kad tiek programų aspektų, ar jų reikia daugiau ar mažiau, jūs sakot, kad gal nelabai tas pakeistų, gal labiau kažką pagerintų pavėžėjimo, maitinimo, apgyvendinimo, pagerinimai, kas didintų tą socialinį patrauklumą. Nežinau, kaip jūs vertintumėt, ar statistiškai vėl atrodo, kad yra labai mažai padėjėjų profesiniam mokymo pagal etatus, ką reikia ten tų padėjėjų, ar nereikia, ar čia jie kažką labai... Ar reikia ugdyti savarankiškumą be padėjėjų, nežinau. Ką jūs manote apie tai? Švietimo pagalba, bet kokiu atveju turi būti užtikrinama ir tų mokinio padėjėjų reikia. Bet vėlgi, profesinėme mokyme mokinio padėjėjas, jis turi gebėti dirbti toje profesijoje. Turi žinoti, kaip reikia paimti, išpakliuoti ir tepti ar net sieną. Ne visi moka. Ne visos mokinio padėjėjos tą gali parodyti. Nes aš pati nueinu į tas klases ir aš matau, kad mokiniui tiesiog sunku paimti įrankį į ranką ir jis nežino, kaip juo naudotis. Ar ne? Bet jeigu mes išmokom, kaip tinkamai juo naudotis, mokytas nespės prie kiekvieno mokinio individualiai prieiti. Ne visiems reikia, kitiems puikiai sekasi iš pat pirmo karto. Arba atkartoti kažkokius judesius, ar ne? Tai tas mokinio padėjėjas tam ir reikalingas, kad jis gebėtų kartu dirbdamas su mokytoju pagelbėti, atlikti tuos profesinius ar ne darbus, įgyti tos profesinius įgūdžius būtent per veiksmą. Nes tikrai nepaslaptis, kad mes vis tiek mokomės iš tam tikro pavyzdžio ir kai tau pasakys, yra ten tas įrankis, tu nueik pasimk ir padaryk šitą darbą. Jam kartais tam mokiniui ne taip padarys, jis atneš kibirą vandens. Bet jeigu jūs tiksliai parodo ir ar ne kažkoks tai modeliavimas to darbo, tai tada duoda puikesnių rezultatų ir greitesnių. Įsiminimas yra geresnis. Tai čia aspektas yra dar tas, kad tiem padėjėjams vis tiek reikėtų orientuotis toj profesijoje, kurie ten padeda tas padėjimas, ne tik tai kažkokio ten, nežinau, elgesio valdymo kontekste ar kažkokių žinių įsisavinimo, bet ir tokių praktinių įgūdžių demonstravimo lygmenį, ar ne? Taip, nes jų profesinis mokymas bet kokiu atveju reikalauja ir iš pačių specialių pedagogų, net kaip parengimas, ar ne, tai tikrai man pirmaisiais metais buvo didžiulis iššūkis, nes aš buvau visai pasirengusi dirbti tik bendrojo ugdymo iki mokyklinėse įstaigose. Ir kai tu ateini į tokią vietą, tu turi pajusti, kad tai jau darbas yra su jaunuolis, tai yra jau darbas su darbdaviais, ar ne, kur išleidi tą mokinį į praktikas ir tu turi paruošti jį tai kitai aplinkai. Ne tik, kad čia mokykloje viskas, ar ne, tai tikrai yra didesnis iššūkis. Jūs palėtė paminėjo darbdavių požiūrį, tai
koks tas požiūris, kaip jums atrodo, ar tie darbdaviai labiau, kaip jie žiūri, su baimiai tos, ar geranoriškai žiūri, ar yra kažkokie tai priklauso nuo tos negalios, kaip jūs tą darbdavių požiūrį, ar jisai kinta tas požiūris į specialių poreikių asmenų priėmimo perspektyvą, ar ne, kaip jūs pakomentuotumėt? Mes kiekvienais metais mūsų mokykloje kažkaip yra toks susitikimas su darbdaviais, atstovais, socialiniais partneriais ir kai bendraujam, iš tikrųjų matosi tas pokytis. Vykdau kiekvienais metais darbdavių apklausas, ar ne, vėlgi pokytis yra. Bet jeigu tai bendraja prasme žiūrint, ar ne, tai yra mūsų socialiniai partneriai, mes tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės jais, bet jeigu mes nukeliaujam ar ne į tą plačią visuomenę ir tyrimas, kur atsakė būtent apie darbdavius ir autizmą turintis asmenys ar nesuaugę, tai tikrai yra dar vis tas neigiamas požiūris, bet tik ne vien darbdavių, yra neigiamas požiūris ir visos darbo komandos, ar ne? Ir labai dažnai neatsižvelgiant į tuos individualius poreikius, į tų asmenų, kurie ateina, ar ne, į darbinę aplinką, sukeliami tokie pasipriešinimai ir tada vienas kažko nepadaro, o kitas elgiasi netinkamai. Ir tos patirtis, ir darbdaviam kartais stinga žinių, ar ne, ir toks, o ką paskirti jį to lydinčio asmeniu, kuris būtų kaip mentorius, ar ne, papildomi finansavimai, papildomos išlaidos, kartais tai yra per didelis krūvis, ar ne, ir vėlgi tai atrodo apriboja. Bet tie darbdaviai, kurie labai linkia geranoriškai ir turi gerų patirčių, tai jie ir linkia labiau priimti tokius asmenius. Tai čia labai priklauso nuo patirties. Nes mes turbūt tai, kas yra pažangų, matyti, kad tos biudžetinės įstaigos dabar yra įpareigotos tam tikrą procentą priimti, tai matyti, ir aš tai įspėju, taip manau tikriausiai, kad tos ir gal tyrimai kažkiek tai iliustruoja, kad tų didesnių įmonių, didesnės įmonės labiau turi daugiau galimybių, ypatingai biudžetinės, vieną kitą ten priimti ar tam tikrą procentą tų negalę turinčių asmenų. Jom tarsi lengviau tikriausiai tą padaryti negu kažkokiai mikro įmoniai, kur reikia labai tokio daugiau funkciškumo iš tų kelių darbuotojų. Tai ta perspektyva matyti būtų tokių stambesnių įmonių, ypatingai ar biudžetinių įstaigų, kurios galėtų šitą problemą prisidėti prie jos sprendimo. Kitas aspektas, aišku, ką mes čia ir su kitais prelegentais kalbėjom, tai kaip jūs manot, ar bendrasis lavinimas dabar kažkaip prisideda labiau prie tų gebėjimų ugdymo vaikų, kad jie vėliau būtų labiau sėkmingesni tam profesiniam mokyme, ar reikėtų kažkaip tą bendrai lavinimą kažkaip labiau fokusuoti į tokius konkrečius gebėjimus, ar reikėtų, pavyzdžiui, jeigu autizmo sutrikimą turintys asmenys pasigenda, ar jiems stokoja tų komunikacinių įgūdžių, tai jeigu tie komunikaciniai įgūdžiai būtų labiau ūkdomi bendro lavinimo sistemoje, tai natūralu, kad darbo vietoje ir profesinėme mokyme jų galimybės matyti didėtų. Tai nežinau, kiek čia tas mano, ar jūs kažkaip matytumėt, kad tą bendrą lavinimą reikėtų šitoj srityje kažkokius daryti pokyčius, ar čia sunku būtų žvelgti tokį apibrėžtą kokią nors problemą? Nemanyčiau, kad negaliu kalbėti apie kažkokius pokyčius bendrajam lavinime, bet galiu remtis tik tais moksliniais tyrimais, kas yra, ar ne, kad adaptyvus elgesys ir stiprios vykdomosios funkcijos, tai yra mūsų gebėjimas atsilaikyti kažkokiam stimului, ar ne, savireguliacijos, mechanizmas, darbinė atmintis, planavimas, strategijos, atsakomybės jausmas, ar ne, visi tie dalykai tikrai padeda įsidarbinti ir išsilaikyti darbo vietoje. Bet jų ugdymas turi būti nuo pat mažumės, iš tikrųjų, nuo pat ankstyvo laiko, ar ne, ir visą gyvenimą besitęsiantis procesas. Tai tos grandys turi būti vis tiek sujungtos vienu ar kitu atveju ir tęsimas. Kai kuriuose mokyklose tas vyksta sklandžiau, užtikrinama švietimo pagalba kokybiškiau. Bet jeigu profesinė mokyme, kai kurios dirba ties tuo, ar ne, ten ir turi ir psichologą, ir švietimo pagalbą specialistį, ir ta pagalba yra tęsiama toliau, tai yra puiku. Bet kartais nutrūksta. Arba, dar kitas atvejis, tėvai labai nori, kad tai nutrūktų. Nes nori, kad jų vaikas
jų jaunuolis jau taptų suaugusiuoju ir išeitų plačią visuomenę, neturintis jokių specialių ugdymosi poreikių. Kartais tėvų pozicija yra, nes jie nori išvengti tų nepriėmimo, stigmatizacijos, atstumimo, įvairiausių iššūkių, ar ne? Tai jeigu tik turi galimybę, bando tai apeiti. Ir tikrai būna, kad ateina į profesinės mokyklas, baigia pagrindinį išsilavinimą turintis, ar ne tik ir mokosi profesijos, pagal pasirinkęs įstojęs. Ir jam vis tiek nesiseka tie mokslai, ar ne tas. Tada išaiškėja, kad jis turėjo, bet paskui kažkur viskas dingsta. Mes dar toj visuomenį vis dar stengiamasi paslėpti, kad mano vaikas ar ne kitoks ir panašiai. Dėl to, kad jie susiduria su dar daug iššūkių. Bet kai mes priemam tą ir gaunam visą reikiamą pagalbą, kreipiasi, ar ne, ir mokyklos į tai žiūri, bendradarbiauja ir tinkamai, ar ne, viena kitai, tas mokinys iškeliauja, ar ne, ir jisai nešasi kartu visą tą informaciją, tai mes tikrai individualizuodami, atsižvelgdami visus poreikius mes galim, matydami tas silpnasias, ar ne, pastiprinti, remiantis stipriosiomis pusėmis, ar ne, ir suteikti tą visapusišką ugdymą, ne tik, kad kažkokių įgūdžių išmokimas. Tai kas svarbiau tam profesiniam mokyme? Tai asmeninė, socialiniai įgūdžiai ar šitoje srityje, šitam kontekste negalios, ar tie socialiniai įgūdžiai, ar tas konkurencingumo, toksai mes čia su kai kuriais kalbėjom prelegentais, tai jie sako, labai svarbu, kad čia galėtų konkuruoti, būti tokie pilnaverčiai. Nežinau, čia su ta konkurencija. Man atrodo, konkurencija tai didina stresą. Didina stresą, bet galima įveikti stresą. Tai tu to streso gal negali įveikti dėl savo negalios pobūdžio, tavo gyvenimas tau stresas, o dar tavo padidina tą. Man atrodo, tas švietimo pagalba, tai sumažinti stresą turėtų siekti. O sakom, žinot, šiaip tai jūs čia konkuruokit laisvoj rinkoje. Tai čia toks, man atrodo, neįmanomas. Mes negalim sakyti, kad negalia ignoruoti tos negalios prigimtinės, jinai vis tiek yra. Taip, yra, bet tam tikras ugdymas, jisai sudaro galimybę ir pačiam mokiniui pasitikėti. Tai iš tikrųjų profesinė mokykla, jinai yra tos duris, ar ne, tas kambarys, kurį turi pereiti išeidamas į platų pasaulį, ar ne? Pasirinkdamas savo kelią. Tu gali bandyti vieną kartą, antrą kartą ir jeigu profesinė mokykla tai neatsižvelgia, žinoma, to nebus, bet mano manimu, ir tai vyksta, tikrai vyksta, ir tai matosi pačiame jaunuolio, ta branda ateina, ar ne, jeigu jis mokosi ne vienerius metus. Ir reikia užtikrinti tą tęstinumą besimokant, nes visgi negalia duoda to, kad tu ne visada gali spėti padaryti tai laiku. Tau reikia savo laiko. Kiekvienam yra savas laikas. Taip. Ir jis vis tiek ateina. Kartais matom, kad ateina po 3 metų, kitiems reikia 6 metų, kad ateitų ta branda, kai jau jie patys pradeda pasitikėti savim, kad jau jie gali bendrauti ir bendradarbiauti ir nueiti darbo pokalbį. Kitas mokinys taip greitai negalės, nes tam bus tikrai tas stresas ir su juo jis nesusitvarko. Bet kiti jau, kai įgyja tam tikrų įgūdžių, žino, pasitikė savim, kad jis gali padaryti, ar ne, kaip jam tai padaryti reikia, kai jis tai turi visus tos pamatinius, ar ne, tokius, kaip ir universalaus dizaino principas reikalavimo to tokio pastoliavimo, ar ne, tokia savoka yra, ar ne, kad suteikti tos pagrindus, kad tu nenukristum, ar ne, tai vat ir kiekvieną kartą reikia į labai individualiai pasižiūrėti, negalima, aišku, pamiršti ten tų ir specialiųjų poreikių, ar kažkokių ugdymuose, ar aplinkai kažkokiai skirtai, ar ne, tai būtina atsižvelgti, nes tai palengvina visą situaciją. Bet dabar visa profesinėme mokyme, visa įtrauktis, kol kas, aš kiek pastebiu, nukeliauja į aplinkos pritaikymą. Suolai, įėjimai ir taip toliau viskas keičiasi, infrastruktūra keičiasi taip pat, bet o kur ta švietimo pagalbos užtikrinimas? Specialių pedagogų gal 12-13 per visą Lietuvą, kurie dirba profesinėse mokyklose. Ir psichologų, kiek dar mažiau, 5-6 galbūt, jeigu suskaičiuotume. Su kai kuriais pašnekovais matyti irgi kažkaip kalbėjom, kad į mokyklą tą padaro įvažiavimą kažkokį palengvintą, bet tik tai nėra, bet tas įvažiavimas savaime nieko jisai nekeičia ir čia ne į tą materialią dalį reikėtų investuoti. Ir matyti vis čia ta besitęsianti tokia tradicija, kad negalia gali būti tik fizinė. Ir tarsi sprendus
įėjimo į mokyklą techninį kažkokį klausimą, tas gali ko ten nėra, tai jeigu nėra kitų tų psichologų, socialinių darbuotojų, kurie tą suminkštintų, tą visą palengvintų, tuos pastolius kažkokius pastatytų, žodžiu, perkeltinė prasme toje mokykloje. Tai va čia ta problema tokia, tų investicijų prioriteto, tikriausiai supratimo, ko reikia, negali būti tiek. Visą laiką bendrajam lavinime tai girdim, kad trūksta padėjėjų, ten jų nėra, o profesiniam tai nieko negirdim, kad trūksta. Viešai niekas nesiskundžia per daug, tai tik tai sako, kad nėra ten daug tų, matyt, daug tų vaikų, tiek, kad problema jau taptų visuotinai diskutuojama. Grupės ir ir jau klasės. nekalbant apie kažkokius, jeigu mes dabar sakom, kad pritaikykim tiem raidos, autizmo sutrikimą turintiem vaikam inovatyvius metodus jau nuo mažens, nuo 2 metų pradėkime ankstyvą intervenciją, taikykim beklaidį mokymą, ten daugybę visokių pozityvaus elgesio skatinimo metodų. Iš dalies dar tą galima realizuoti ten darželį bendro lavinimo mokykloje, jie tampa didesni, reikia sudėtingesnių, tie socialiniai santykiai sudėtingėja, reikia psichologų, reikia vėl tos metodus test profesiniam, jūs minit vėl nauji iššūkiai, tai neturi būti, tai ta visa raida pakankamai sudėtinga tų vaikų ir aišku, nebuvimas šitų socialinių darbuotojų, psichologų profesinė mokyme, tikrai nedidina jo prieinamumo. Ir ta statistika rodo, jeigu keletas, kaip jūs minite, tik tai yra per visą Lietuvą, ir mes matom vėl, kada bendrasis lavinimas tarsi teigia, kad jis čia bus dabar labai atviras, spės poreikių vaikam, tai kur tie vaikai pasidės paskui, kai jie veiks ten toliau, kaip pradings, jie sėdės namuose, gaus pašalpas. Ar to savarankiško gyvenimo namuose, čia kai kas irgi kelia klausimus, kad profesija suteiktų jiem daliai, jų didesniai daliai, suteiktų savarankiškumo ir saverčio gyvenimo perspektyvą, o jeigu to nebus, tai o tą gali padaryti, nes aš vis tiek tradiciškai profesinės mokyklos, vis tiek orientuotos į jų personalas, į profesijos išmokymą. Ir ta visa socialinė dalis ten istoriškai yra labai menka. Tai tas turėtų keistas, man atrodo, čia vienas iš esminių tokių konceptualių turėtų būti pokyčių, kad didinta tą dalį tokią socialinę, sąlygiškai tariant, jeigu jūs, nežinau, jūs pritarėte tokiam požiūriui. Taip, galima įvairiai čia pritarti ar nepritarti, kiekvienas turi savo tas patirtis. Bet vėlgi tas tęstinumas, kaip ir jūs sakote, tikrai taip, jis turi būti užtikrinamas tos visos grandės ir sudėtos. Kitas labai svarbus dalykas tai, kad socialinių įgūdžių programa, kuri ar neįgyvendinama, jinai kelia labai daug diskusijų, ar ne, ir jinai tokia tarp profesinių mokyklų, ar ne, toks, kartais atrodo, kad o kas ten turi iš tikrųjų ateiti ir ko ten reikia tam, tai kiekvienam įstaiga atsižvelgia, žinoma, nes pagal tas sąlygą ar ne, kad galima atsižvelgti pagal turimus išteklius. Mes kaip mokykla tikrai siekiame, kad tai atlieptų labiau profesinę sritį, ar ne, ir kad į tą, ką tau nepakanka tų valandų ar neišnaudoti iš profesinio mokymo, kad gali gal šiek tiek čia išnaudoti, nes tikrai tam tikros dalis yra leidžiamas. Ir sudaryti galimybę pačiam mokiniui išeiti tą, ar ne, savarankiškumo tų įgūdžių įgyti daugiau, socialinės atsakomybės, vien tai, ar ne, elgesio modelių tam tikrų. Ir tikrai turim labai gražių pavyzdžių, kad ten ir įsitraukiančios šeimos, kurios kur padeda sukurti verslus, ne tik kaip šeimos, ar ne, bet ir tam vaikui savo, kuris bus ateityje, ar ne, ką jis galės. Ir kartu dalyvauja tam ugdyme. Tai tada yra labai toks užtvirtintas, ar ne, tas kelias. Bet yra tokių situacijų, kurie gyvena savarankiško gyvenimo namuose, kurie tikrai turi labai mažai socialinių įgūdžių jau ateidami, ar ne, jie dažnai būna įvardinti, kad nebuvo paklusnus, elgesio modeliai prasti jų, ar ne, ten taip toliau, bet jie neturėjo gero pavyzdžio namuose, gyvendami iš savarankiško gyvenimo namuose, vėlgi kitokios patirtis yra. O kas jam toliau, ką jis galės atsiremti, tai profesinė mokykla kartais net mokytojai, kai kurie kad ir aš asmeniškai tampu toks kaip ir guodėjas kartais, ar ne, ypatingai tiem, kurie neturi kur atsiremti. Jie klausia, ką daryti, kur susitvarkyti tam tikrus dokumentus, ar ne. Parašo po kažkurio laiko ir tu net, tu dvėjoji, ar ne, dabar gali atrašyti, ar ne,
kaip elgtis, kaip pedagogai, kuris buvai kažkada lydintis ir tapai kaip autoritetu ir toliau į sėkmę, ar ne? Nes vis dėlto ir profesinė mokykla baigėsi. Nu, taip. O pas ką, tėčio, mamos, nėra broliai, seserys, neaišku kur ir tu lieki vienas. Tai va, profesinė mokykla kartais ir tampa, to sakau, tokia tikrai socialinė vos ir paslaugų centras, kai tu teiki va to tokią pagalbą, ar ne, tokią realią, užtikrinančią, kad jisai nenuklystų. Aš tai manau, kad to tokio lankstumo reikėtų čia vis tiek profesinė mokykla, ypatingai kokiam savivaldybėje, mažesnėje yra rimta įstaiga, turi savo pastatus, ten personalą, nežinau, sargą, ten kažkokius darbuotojus. Tai vis tiek kažkur yra žmonėm, kur prisiglausti, taip sakant. O jeigu tie vaikai arba tie žmonės su negale reikia pripažinti, kad jiems visą laiką reikės kažkokios pagalbos. Visą gyvenimą. Tai kas turi tą pagalbą užtikrinti, matyti priklausomai nuo jo tokio buvimo, kažkokio amžiaus tarpsnio, jeigu jis yra dabar tam kontekste profesinio mokymo, tai tas personalas turėtų tenai aktyviau matyti pagal kažkokias teisinės, jeigu čia reikia kažkokios teisės aktų, arba pavyzdžiui, kas yra galėtų būti tos socialinių įgūdžių programos turinys, taip jau sveiko proto požiūriu, tai jeigu kažkokių tau gebėjimų trūksta, tai ir turėtų būti tas turinys su to susijęs, jeigu tau trūksta komunikacinių gebėjimų ar kažkokios psichologinės pagalbos, tai reikia tą laiką tam ir skirti, ar ten kažkokio, nežinau, matematinio raštingumo, ar teisinio raštingumo, ar kažkokių fizinių įgūdžių, tai visas tas laikas, jeigu būtų skiriamas kokiom 3-4 tokiom kryptim, aš įsivaizduoju priklausomai nuo to vaiko poreikio. Ir tas vyksta, tai čia tas ir vyksta, ne jūs sakot. Taip. Nes mes turime, yra parengti keli moduliai, net kaip ir bendravimas darbe, ar ne, ten, sakykime, savęs pristatymas, tam tikri moduliai yra ir tas vyksta tikrai, bet jeigu mokinys tai mokosi profesinėje mokykloje, bet dažnai jis lieka bendro ugdymo mokykloje ir mes negalim užtikrinti, kad jis įgyja šitos dalykus, ar ne, tai vėlgi ten kitoks ugdymas. Tai pabaigai mūsų pokalbio, jeigu taip, žodžiu, pasvajokime, taip sakant, kokia turėtų būti ideali, žodžiu, sistema, kad būtų galima padėti tiem negalią turintiem vaikam, ar sistema, ar kažkoks aspektas, kurį jūs taip išryškintumėt kaip labai tokį, nežinau, svarbų, kurį reikėtų kažką būtų galima pakeisti, nežinau. Galvoju, turbūt gal kelias kartus, ką čia būtų galima. Keisti mes nieko nepakeisim realiai, ne? Kalbėdami. Gal ir pakeisime. Bet ne, iš tikrųjų, kas turėtų iš tikrųjų, mano manimu, keistis, tai visų pirmiausia atėjimas pačio mokinį į profesinį mokymą. Mes, kiekviena įstaiga, ypatingai profesinė, turi prisimti atsakomybę pažinti mokinį, kuris atėjo mokytis. Ir tam tikras vertinimo sistema, ar ne, ar kiek yra pasirengęs toje profesijoje, ar ne, jis gali norėti, gali būti įvertinam, kiek jis yra pasirengęs ir pradedam nuo to darbo ir dirbam. Ir kad tie rengiami individualūs ugdymo ir pagalbos planai, kur dabar rengiam kiekvienam mokiniui, kad jie taptų neformalūs, bet realūs, ar ne, kad mes dirbtumėm tą linkmę. Pavyzdžiui, kažkam komunikacijos, ar ne, matom, kad ten įvertinimo, objektyvus, kad vertinimas būtų, ar ne, tik, kad, nes iš pedagoginės, psichologinės tarnybos atsineša dokumentus, kai jam buvo 12 metų, jam dabar jau 16-17 metų, tai daug kas pasikeitė. Pati raida daug ką padaro, ne? Tai tas vertinimo procesas, kad kažkoks atsirastų ir objektyvus, ne tam, kad kažkaip juos sugrupuoti, bet tam, kad mes turėtumėm pagalbos modelius kažkokius teikti, ar ne, į ką atsiremti. Ir kitas dalykas yra tos pagalbos užtikrinimas, tarpininkavimas, bendradarbiavimas tarp visų komandų. Ir profesinės mokyklos, jeigu yra tokių asmenų, jas turi suteikti visą pagalbą, ne tik socialinio pedagogo dokumentų tvarkymui, ar net ten emocijų, elgesio valdymui, ar dar kažkas, bet ta visapusiška pagalba. Ir kitas labai svarbus dalykas - paruošti tinkamai profesijos mokytus. Nes jų stresas ir nerimas, jie geri profesionalai, tikrai, bet to darbo su tokiais asmenim kartais pritrūksta žinių, pritrūksta motyvacijos, arba tiesiog tas nuovargis padaro ir praleidžia tiesiog palengva srovę plaukti kartu su visais.
Ačiū labai.